Labadiena, dar viena mūsų laida iš ciklo Žmogus visuomenė valstybėje. Aš esu Saulius Spurga ir šiandien mūsų svečiuose, mūsų pokalbininkas, pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubartas. Iš tikrųjų ypatinga jo yra istorija, ypatingi yra įvykiai, kuriuose jisai dalyvavo, kupina istorija staigių netikėtų posūkių ir netikėtų likimo vingių. Sužinosime apie tai, kaip vieną tamsią 1969 metų žiemos naktį nuspirta šiukšlių dėžė pakeitė likimą ir netgi Lietuvos policijos kryptį ir likimą. Sužinosime, kaip klostėsi lemtingieji įvykiai, kaip formavosi Lietuvos policija ir kokios čia buvo problemos. Galbūt šitas sritis reformavosi tokiu būdu, kuris buvo toks sudėtingiausias. Taigi, gal paklausiu pirmą klausimą Petrą Liubartą nuo vaikystės, chronologiškai. Tai jūs pagal biografijos duomenis gimėte Molėtų rajone, Bijutiškyje, taip? Bijutiškio apylinkė, Kreiviškių kaimas. Tai kaip sekėsi, kokioje aplinkoje formavotės, kuo vaikystėje domėjotės? Kuo kaime gali domėtis? Elektrą įvedė, kai buvau 7 klasėje. Taip, kad nei televizijos neturėjau, senelis radio neleisdavo klausyti, kad, sako, baterijos sėda. Beliko knygos kaip pramoga, o taip dirbti reikėjo. Jau kaip sakydavo, 4-okai, 5-okai jau buvom šiokie tokie vyriokai. Jau mokėjau ir arti, arklių arti. Ir šienauti, malkas skaldyti. Žodžiu, taip toks kasdienis gyvenimas su įsipareigojimais. Kaimo darbai. Ir mokykloje, kiek anksčiau kalbėjot, kirpdavot, jūs ten nukirpdavot. Mokykloje iki 7 klasės kirpdavo plikai. Tai čia po vienų vasaros atostogų, man regis į 5 klasę jau atėjome ir buvom pasikirpę. Toks terminas po bliudeliu. Tų kirpėjų nebūdavo, į kirpyklą nevažiuodavo, ten kaimo kažkoks tai turėjo. Ir avis ir žmonės apkirpdavo. Tai taip ir atėjom iš po 4 klasės į 5 klasę, jau pakirpti kaip ir vyriokai kokie, o čia mokytojas sako, jūs ką, atsiveskit tėvus. Tai atėjo tėvai į mokyklą, sako, palauk, tai jisai dirba ar gali, o plaukų nešiot negali. Žodžiu, paprasčiausiai sanitariniais sumetimais. Buvom kerpami visi. Jau po 7 klasės, po 7 klasės jau galėjai savo kažkokią tai grifką užsiaugyti. Bet jūs 4 klasėje jau ardavot, taip? Visi ardavo, taip. Kaip ten ardavai, bet vis tiek jau aplink namus tą žemės plotelį turėjai apdirbti. Ir aš čia paminėjau tą įvykį tokį, galbūt nuskambėjo kam keistai ir paslaptingai. Papasakokit, kas ten įvyko? Turite apie šiukšliadėžę? Čia atsakymas, kaip aš pakliuvau į vidaus reikalų sistemą. 100-dienis, tai šventė, kada lieka 100 dienų iki abitūros egzaminų. Molėtų viduriniai mokyklai. Vyrukai išėjom pasivaikščioti po miestelį. Jau pavakarys buvo. Nieko blogo negalvokit, jokio alkoholio, jokio nieko, tvarkingi. Ėjom linksmi, lieka ten 100 dienų iki egzaminų, ir kažkaip tai beeina, neužkliuvom to šiukšliadėžės. Ar jinai ne vietai stovėjo, ar mes kažkaip tai dėjo. Jinai apvirto, mes jos nepakėlėm. Bet jūs nespecialiai spyrėt? Oi, ne. Tiesiog
slidoka buvo, gal ten kažkas, tai kokį tai kancarą cigaretės norėjo išmesti, nepataikė. Nu, žodžiu, toks nelaimingas atsitikimas. Nu, kažkas tai paskambino, mus sustabdė milicija. Ten važiuoti niekur vežti nereikėjo, kadangi milicijos skyrius buvo netoliese, nuvedė mus į miliciją, užsirašė pavardės, kitą dieną milicijos skyriaus viršininkas kviečiasi pokalbiui. Visus 5 mus ten, ėjom 5. Nu ir sako, mes jums protokolą, jums ten huliganizmas, jums tą taip ir taip, nu ką vaikam gali, ten visko gali pasakot. Na ir taip, sako, turite alternatyvą, arba į koloniją forminsim, arba į miliciją eisit stot, važiuosit stot. Nu ir iš mūsų 5 3 buvom suagituoti. Nu, mokėmės kažkaip tai neblogai. Vienas nuvažiavo į Kauno milicijos mokyklą siuntimą, o mum 2 su vienu klasioku davė nukreipimą važiuoti į Omską. Ir nukreipimą studijuoti Omsko aukštoji milicijos mokyklai. Kur tas Omskas? Kaip jisai tenais? Kas tai per mokyklą? Nu, bet drausmė, tvarka, viršininko ryžtas ir galiausiai nuvažiavom. Nuskridom. O kaip jūsų tėvai reagavo į tai? Nu ką, kaimo žmonėm pasakysi. Nu, viršininkas pasakė, reiškia, vykdyk, nu, į kalėjimą nenori. Jūs pasarėte ir tėvai, aišku, irgi buvo prie žemės ūkio. Taip, prie žemės ūkio, visi nuo žemės dirbo. ūkio. Taip. Ja. Bet aš įsivaizduoju, jūs, aišku, Vilniui buvot buvęs. Jau... Gal ant vienos rankos pirštų galima, kiek kartų Vilniui buvau. Bet kažkur tai plačiau pasaulio nepažinojot. Ne. Vilnius buvo tolimiausia kelionė, čia tetos gyveno, čia dėdė gyveno ir ji tai atveždavo kartais parodyti, kas tai yra Vilnius. Taip, beje, į Vilnių važiuodavau dar ir turbūt kokiais 1960 kokiais 1-62 metais duonos pirkti iš kaimo, nes buvo, duonos nebuvo. Duonos nebuvo ir važiuodavom iš kaimų į Vilnių, eilę užsiimti reikėdavo, nu taip, ne vidurnaktį, bet nuo kokių 3 jau užsiimdavai prie parduotuvės eilę, kadangi į vienas rankas atleisdavo ten, man atrodo, 2 kepaliukus, kažkiek tai duonos, tai jau su mama stovėdavom toje eilė ir aš, tai va, esu Vilniui buvęs irgi duonos pirkti, nu, tai čia toksai. O taip, ne. Tai, žinoma, čia galbūt ir sustokim šiek tiek, nes tikrai yra įdomu, jūs pats kažkokių tai neturėjot svajonių, kuo jūs galit būti? Kur stot ar nestot? Buvo viduriniai mokyklai jau 11 klasiai, mano laikais 11 klasiai, ne 12 buvo. 11 klasiai buvo apklausas, nu kuo tu nori būti. Nu tai ten kosmonautų iš mūsų tarpo nieks nelabai norėjo būti, nors kaip prisimenu, aš muzikantu norėjau būti. Bet ar turėjo tai pagrindą, ar jūs lankėt muzikinę mokyklą? Sesuo jau studijavo Vilniuje, Talat Kelpšos, tada muzikos mokykla, atrodo, taip buvo. Mama labai gražiai dainavo. Aš klausą, sako, absoliučią turėjau. Buvau linkęs kažkaip, tai ten buvo harmoniką sugrodavau, tai savamokslis, akordeonų kažkokiu, tai, ir kuo tu būsi, tai muzikų, kas tas muzikas, sunkiai įsivaizdavau, bet ta mintis kažkokia tai su muzika mane siejo. Apie miliciją, policiją, apie teisę, gimtį. Rusiškai gerai kalbėjo tuo metu? Nu kaip gerai. Mokykloje buvo privaloma rusų kalba, bet suprasdavau, bet tai, grinai buitiniam lygyje. Tai lenkiškai geriau kalbėjau negu rusiškai. Na ir štai jūs atsidurėt Omske, laikyti egzaminą, kur yra 15 į vieną vietą, taip, ir rusų kalba laikyti egzaminą. Taip. Nu ir kaip sekėsi? Sunkiai. Ištraukiau kažkokią rusų kalbą ir literatūrą buvo, žodžiu, raštu buvo rašinėlis ir
nu tai 3 egzaminai rusų kalba žodžiu, rusų kalba raštu, rašinėlis, dar kažkoks tai egzaminas, jau dabar tiek to. Visuomenės mokslai. Visuomenės mokslai, taip, visuomenės mokslai istorija. Štrautė kažkokį tai bilietą iš rusų kalbos, nepamenu apie autorių, kurio net supratimo, kas tas autorius, literatūros autorius, literatūros kūrinio autorius. Tai aš ten slebezavodamas sakau, kad mes to čia nesimokėm, o tai ką jūs mokėtės? Mokėmės, Puškiną, ten Lermontovą žinau, ten Gogolį, dar, kažką tai daug. Tai pasakok, ten nepamenu net kažką tai man, tai dėliok iš šito. Tai aš paskaičiau eilėraštį, tai papasakojau, kaip ten ką ir žodžiu, man pavyko, aš iš mūsų atsiųstų buvo, turbūt mūsų buvo iš Lietuvos į Omską atsiųstų 12, tai ne vienas neįstojo, aš įstojau. Man pavyko įstoti. Tai dar pasakojot, kad buvo klausimas Leninas Suomijoje. Rašinėlis buvo, rašinėlis, ar atpasakojimas turbūt. Leninas Suomijoje, taip. Buvo. Tai čia jau įdomu, bet dar gal sugrįžkim, bet jums dar reikėjo iki Tomsko kažkaip nusigauti ir turbūt čia net ne visi žinotų, pavyzdžiui, žemėlapį reikėtų parodyti Tomską, turbūt nedaug kas čia ir parodytų. Tai kaip jūs ten skridot, turbūt ir lėktuvu, pats vienas, niekada turbūt neskridęs lėktuvu? Dviese su klasioku skridome, klasioko brolis sunkvežimį atvežė iki Vilniaus, jis vairuotojų dirbo, klasioko brolis atvežė iki Vilniaus, į aerouostą, tai čia dar aerouostą dar lietuviškai dar parodė, į kokį lėktuvą, nes reikėjo skristi per Maskvą, Maskvoje persėdė, o Maskvoje prasidėjo problemos. Ten tie terminai. Nelietuviškas, broniruotė. Bilietą reikėjo užbroniruoti, zabraniravot rusiškai, zakampastiravot, kas tie per žodžiai, ką reiškia tas broniravimas bilietų ar kompostavimas šitų bilietų. Pirmą kartą girdi ir ten pasirodo. Žodžiu, viena moteris kasoje dirbusi, turbūt pamačiusi mūsų veido išraišką, suprato, kad šitiems sudėtinga, paėmė už rankos, nuvedė ten ir dar reikėjo dar iš vieno aerouosto perskristi į kitą. Tai perskristis arba autobusas būdavo, arba malūnsparniu perveždavo į kitą, kadangi iš kito aerouosto išskrido į tą Omską. Tai mes jau į malūnsparnį nespėjom bevaikščiodami, autobusą nusigavom iki kito aerouosto. Iki Šeremetjevo aerouosto, tarptautinis jau aerouostas, pasodino mus į tą lėktuvą ir, žodžiu, atsiradome Omske. O kaip jūs jautėtės? Ar jūs supratot, kur jūs skrendat, kas jūsų laukia? Jokio supratimo. Vis tiek jau kaip, kas tai per miestas, kas tai per mokymo įstaigą, supratimo jokio neturėjome. Ir koks pirmas įspūdis buvo? Jūs ten nuvažiavot, Omskas? Omskas tai milijoninis miestas, jau tais laikais, virš milijono buvo, kažkur 1,2 milijono. Tai yra didžiulis miestas, vienaaukštė statyba aplinkui. Upė ir Tyšius, centras žinoma, senovinis miestas, senovinis Sibiro, senovinis Rusijos miestas, Rusijos imperatorius, Rusijos caras buvo Kolčiakas tenais apsistojęs, ten jo yra, dar pėdsakų buvo. Žodžiu, miesto centras gražus, aplinka labai žiauri, aplinkoje šaligatvių nebuvo, šaligatviai mediniai, jeigu taip jau reikėdavo eiti. Atskridom jau vis tiek buvo rugsėjo pradžia, šalta jau šalta buvo. Ir tokia pirmoji pažintis su tuo Omsku. Atsiradom atvažiavom iki tos mokyklos, iki mokyklos, pastatas niūrus, šalta, paskyrė sporto salei 2 metrus ant grindų, numetė kažkokį tai čiužinį, sako, čia tavo kol kas stojamųjų egzaminų gyvenamoji ir gyvenamoji ir mokymosi vieta ir taip. Turbūt per 2 savaitės egzaminai betrūko. Nes pasiruošimas, patys valgyt vyrėm, patys plovėm, patys tvarkėm aplinką, viskas buvo
savo jėgomis viską tvarkėmės. Na ir kažkaip sužinot, ar tai sąrašai buvo, kad jūs įstojot. Iškabinti sąrašai. Jaunimui pasakysiu, tada naujiena, dėl ko toks didelis konkursas. Vidurkį per visą mokyklą stojančiųjų konkursas 15 į vieną vietą, dėl ko toksai. Omsko aukštoji milicijos mokykla tai buvo vienintelė buvusioje Tarybų sąjungoje mokykla, kur vyrus, tik tai vyrus, išimtinai vyrus priimdavo be armijos po vidurinės mokyklos. Visur kitur reikėjo tarnauti prieš tai armijoje ir tik tai tada turėjai teisę stoti. Net ir civilinėse įstaigos, net universitetas ir katedros karinės buvo, o Omskas tai buvo vienintelė. Tai todėl į ten labai iškilių žmonių vaikai stojo į tą Omską ir dėl ko toksai didelis konkursas buvo. Tai jau sąrašai iškabinti, jau po ten kažkiek tai dienų iškabinti ir parašyta, kad aš kviečiamas, ne Liubertas užrašyta, ne Liubertas, a Liubertov. Rusiškai Liubertov. Pradžiai, žiūriu, Liubertov, paskui įsiaiškinom, kad čia pasirodo aš čia, kad kviečiamas į pokalbį. Mandatinė komisija buvo tokia į pokalbį, ir žodžiu, ten jau sėdė ir profesorius beje, akademijos viršininkas pas mus buvo profesorius, ir profesūra sėdė ten dėstyto ir jau su kiekvienu kalbasi jau atskirai. Tai va čia toks kaip ir baigiamasis akordas ir buvau priimtas. Ir toliau sekė. Na ir kaip pirmi metai, kur apsigyvenot, kokios vyko paskaitos? Dar prieš tai. Iš karto kada buvau priimtas į mokyklą, iš karto visi, ne visi, bet ten grupėmis buvo, kažkur tai apie 50 žmonių, mus vežė į kolūkį, ne kolūkį, o ten tarybinį ūkį, žemės ūkio darbams. Ten reikėjo kviečius dar nurinkti. Žodžiu, įvairius žemės ūkio darbus. Tai mus ten kelių, taip galite įsivaizduoti, rudenėje, keliai pažliūdė, kelių apskritai nėra, o ten, kur pravažiuoja keliai pažliūdė, tai mus vežė traukiniu, pradžiai važiavom apie kelius šimtus kilometrų, o paskui toks didžiulis traktorius su prikabintomis rodėmis, medinėmis tokios tempiamos rodėmis. Ir dar mus turbūt apie kokių 50 kilometrų tempė vaikinukus mus rodėmis į tą tarybinį ūkį, kur apgyvendino kultūros namuose, ten tokiuose kaimo kultūros namuose, ten krosnį kūrenom, ten žodžiu, dirbom ir ką aš atkreipiau dėmesį, kad garbės lentoje prie kontoros, prie to tarybinio ūkio kontoros nuotraukos ten nusipelniusių žmonių, šito ūkio, tarybinio ūkio žmonių, žiūriu, lietuviškos pavardės. Paskui į kapus ten užėjom, kapeliai, kapuose lietuviškos pavardės. Tai dabar mes žinom, ir aš net žinau, kaip lietuviai atsirado Sibire. Tada tai man buvo naujiena. Iš kur čia lietuviai dabar Sibire? Visi mes auklėjami buvome taip, kad viskas čia gražu, viskas čia gerai, čia socializmas, komunizmas. Ir aš turėjau neatsargumą užeiti į vieną sodybą. Apsirengę mes buvome sena, jau dėvėta milicijos uniforma. Su ta uniforma atspalvis dar senesnė iki tos milicijos, kur man tarnauja, dar senesnė ta uniforma su NKVD elementais tos uniformos. Tai nešiota uniforma jau ne pirmą kartą, ne pirmus veža į kolūkius ir su ta uniforma aš užėjau ir čia labą dieną į lietuvių namus ten. Labą dieną ir aš taip žiūriu, kad su manim šnekasi
pusę lūpos ir daugmaž, Bernužėli, ko tu čia nori dabar iš mūsų? Jūsų NKVD uniforma ateinate į tremtinių namus ir Ateinu prabilat į lietuviškai. tremtinių namus, ateinu su ta uniforma ir aš jau žymiai vėliau supratau, kaip tie lietuviai atsirado ir kokios asociacijos ir kaip, kas jiems sukėlė tokią reakciją. Taip. Tai kaip praėjo pirmi metai, ar Sunkiai. Pusės nesupratau paskaitų. Normaliai, kaip ir kiekvienoje mokykloje, kaip kiekvienoje aukštoje. Paskaitos, seminarai, egzaminai, gyvenam bendrabutyje, režimas pirmą pusmetį karantinas, į miestą nieko neišleisti, iš miesto irgi nieko neįleisti, tiesiog uždara teritorija, patys skalbiam, patys maistą ruošiam, patys aplinką tvarkom. Žodžiu, toks... man tikrai patiko, kai jūs pasakojate apie fuksų įšventinimą, krikštynas. Fuksų įšventinimą. Čia kasmet buvo, reiškia, mokyklos teritorijoje, tokiai uždaroj teritorijoje kvadrato, viduje stovėjo paminklas Leninui. Jaunimas gal girdėjot, bet Leninas tai čia buvo ikona kažkokia tai, komunistų ikona, meldėsi, aukštino ją. Reiškia, stovėjo paminklas ir jis nuolat, o ten balandžiai, jis nuolat tūpdavo balandžiai ir nuolat buvo apdergdamas. Tai, reiškia, vieną rytą man bestovint ten poste, o reikėjo stovėti poste, dar postai bendrabučio viduryje, reikia gal ir ten vėliavą prie to posto reikėjo ir vėliavą daboti, žiūrėti, pagarbą kažkokią tai reikšti, bet ir turbūt iš kitų sumetimų. Vis tiek vienam bendrabutį tiek žmonių miega, nedaug dievė, gaisras koks nors, kad pažadinti, žodžiu, reikėjo budėti. Ir man mokyklos budėtojas, jau tas pagrindinis budėtojas skambina, greit sutvarkykit Lenino paminklą. Nes atvažiuoja komisija ir kai pamatys, kad čia jis balandžiai apdergtas, gausim pylos. Tai ką tada? Švilpukas buvo duotas, keli visą kursą, kursas tai 180 žmonių, keli visą kursą žmonių, padjom rusiškai, greitai komanda duota plaut paminklą. Įsivaizduojat, kažkur tai apie 5:30 ryte, su kibirais ten, su visko, kopėčių tų nėra, vienas ant kito keliam ir tą paminklą plaunam. Pasirodo, čia kasmet naujiem įstojusiem čia buvo toksai išbandymas kaip juokas. Juokas toks gana tikrai juokingas. Taigi, kokias jūs disciplinas studijavot? Teisė, valstybės ir teisės teorija, baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas, logika, filosofija, psichologija. Reiškia, turbūt, kad aš mažai kuo skiriasi nuo universitetinio, jeigu imti dalykus tuos mokymus, mokslą. Žodžiu, pirmi metai, kaip supratau, buvo sunkus, bet po to jūs jau net ir pamatėte tam tikrą prasme tokių studijų. Sunkus buvo, kadangi daug ko nesuprasdavai. Terminologija, vis tik specifinė terminologija ir apskritai rusų kalbos sudėtinga. Aš per pirmą pusmetį gal perpratau rusų kalbą. Pradėjau gerai suprasti. Vienas iš anekdotinių. Čia juotėsi, išrikiavęs ten mes kažkur tai turėjom eiti, kažkur tai budėti eiti. Ir tas vadovas išrikiavę mes kieme, sako, žiūrėkit, bus šalta, užsidėkit rusiškai kašne. Kas tas kašne? Aš jau greta stovinčio savo kolegos, studentus klausiau, ką reiškia kašne. Sako, kojinės šiltas. Tas supratau, aš kojinės šiltas. Kašne tai prancūziškas žodis šalikas. Jis buvo vartojamas, susidėti šaliką. Čia buvo ir tokių.
Ir taip, su laiku supratau, su laiku perpratau. O kiek buvo toj mokykloje to statutinio arba visokių rikiuočių, ten pratybų ir žygiavimų buvo? Labai saikingai. Labai saikingai tu turėjai išmokti. Rikiuotės buvo pamokos, bet tai nebuvo muštras. Aš sakyčiau, kad tai mokykla vis tiek turbūt pagal savo pasiektą lygį, pagal savo statusą, jinai turėjo būti pradžiai mokymo įstaiga, išmokinti, nes diplomas mano teisininkas yra ir pripažintas diplomas, ir jau Lietuvoje pripažintas diplomas, specialybė, teisininko specialybė mes turėjome. Bet jūs turėjot, man atrodo, pranašumą, nes mokėjot antkojus užsidėti, taip? Prie savo kolegas studentus. Autkojus. Vaikščiojom su batais, auliniais batais. Visi, uniforma, auliniai batai buvo, reiškia, ir, aš iš kaimo, tai aš su autkojais, aš jau susipažinęs gerai buvau, kadangi jau čia buvau, o tie miesčioniokai atvažiavę jiem ne. Ir kada iš ryto reikėjo bėgti į mankštą, kada atsikeldavom, jau reiškia, ten, man atrodo, 6:30. Atsikelti ir būtinai mankštą su kokiais sportiniais rūbais, sportiniais bateliais. Tai, ką dėvi kasdieną, tai su tais auliniais batais ir, tai tie miesčioniokai, kaip vadinom, jie koją įsispirdavo pusiau, kad greičiau būtų ir bėgdavo. Tai paskui vis tiek yra patirtis, yra jau kaip iš autkojo paprasto, taip, ne skudaro, kažkokios tai gelumbės gabalo, kaip pasidaryti elegantiškai gražią kojinę. Puiku. Ir jūs vis dėlto baigėte raudonų diplomu šitos mokslus? Teko baigti. Raudonas diplomas tai jau, dviese mes ten baigėm iš viso ten virš 500 pas mus tas buvo. Srautas. Ir dar tas buvo būdinga, kad jūs gyvenot bendrabutyje, grįždavot vasarą namo, o kiti, žodžiu, kurie susituokdavo, vesdavo, tai jau išsikeldavo ir tai buvo turbūt ir jums akstinas pagalvot, kad gal jums reikia išsikelt irgi vesti. Nebuvo tokios pakundos. Ne, tai jau čia, žinoma, vedybos, jauni vyrai, sveiki vyrai, sveikata būtinai tikrinamo buvo, mergaičių, panelių neleisdavo į teritoriją, bet buvo organizuojami, man regis, kartą į mėnesį šokiai pedagoginėme institute. Ten ne per toliausiai buvo, tai mus vesdavo į šokius. Reiškia, beje, mokykloje mokino šokti. Kas yra dekanė, čia labai svarbu yra, nelabai svarbu, bet yra svarbu vis tik tai. Yra svarbu, kad mus mokino valgyti su peiliu ir šakute. Etiketo prie stalo. Atrodo, kas čia, visigi mokam. Ne visi mokam. Mokino šokti, buvo šokio pamokos ir ten nebuvo panelių, tai taburetę duodavo ir išreiškia, kad čia ranką laikyti tikram lygiai, mokino šokti. Buvo tie kitos tokios pamokėlės, pamokos, estetikos kažkokios, tai etikos tenais dar įvairių dalykų ir vesdavo pašokti. Tai tos pažintys. Ir tas, kuris buvo vedęs, vyrukas, studentas, kuris buvo vedęs, mes ne studentai, mes klausytojai vadinamis. Klausytojas, kuris buvo vedęs, turėjo teisę gyventi jau ne bendrabutyje, o mieste. Tai vedybų buvo. Vaikinai jauni, kokia ten meilė sunku pasakyti, bet noras gyventi ne bendrabutyje buvo didesnis, ko gero, ir paskui, žinoma, tos šeimos jos nebuvo ilgalaikės. Pagundų mane čia buvau prigrasintas. Tėvų, sesers, tik neatsivežk burliotės. Tai viską daryk, bet tik neatsivežk. Neatsivežiau. Neatsivežiau. Kągi baigėt ir grįžtat į Lietuvą. Taip.
Nebuvo tam paskirimo kur nors dar toliau. Ne. Buvo turbūt tvarka tokia. Siuntėjas, tai yra Lietuvos vidaus reikalų ministerija, jisai savo kadrus pasiima atgal. Labai daug norinčių buvo į Maskvą, labai daug. Į Maskvą, į Leningradą, į didmiesčius, nes už Uralo, iš Sibiro vaikinai norėjo įsiveržti vis tik tai į Europą, kaip jie vadino, ir čia... Ir mūsų lietuvis, tai jau skaitė, jau čia jau Europą, jau toli pažemų. Ne, grįžau į Lietuvą. Grįžau į Lietuvą, į vidaus reikalų ministeriją, kadrų skyrius, personalo tarnybą pasikvietė ir klausimas, baigiai, kur tu norėtum dirbti. O aš, kai baigęs raudonų diplomų, aš turėjau rekomendaciją iš mokyklos viršininko rekomendaciją turėjau, kad mane įdarbinti į ministerijos štabą. Buvo tai buvo galbūt kvintesencija visų tarnybų analitinio, mokslinio, metodinio darbo padalinys. Štabai buvo tokie. Dabar aš nėra tokio ir labai gaila, kad nėra tokio, nes žiūriu į departamentą, į gimtąjį policijos departamentą, policijos mokslo niekas nevysto. Ir taip palikta savieigai, mes čia visi kažkas tai už mūsų. O štabai tai buvo, tai aš buvau gavęs nukreipimą dirbti į štabą, bet personalo skyrių paklausė, kur tu norėtum, aš sakau, norėčiau dirbti ekonominiai policijai. Tada OBHS tam vadinamam. O kodėl? Nežinau, pas mus dėstė buhalterinę apskaitą ir man taip, nors matematikos nemėgstu, aritmetikos nemoku ir aritmetikos nemoku matematikos. Man sekėsi neblogai ir tie, kadangi operatyvinė veikla buvo vienas iš pagrindinių dalykų mokykloje, man sekėsi operatyvinė veikla, man patiko kriminalinė žvalgyba, man patiko ypatingai ūkiniai nusikaltimai ir kažkaip tai taip panorau. Ir mano norui pavyko išsipildyti. Iš karto buvau priimtas, paskirtas į Vilniaus miesto KSNGS tarnybą, KSNGS tai tas ekonominis policijos tarnyba ir po pusės metų, daugiau nei po pusės metų perkeltas į vidaus reikalų ministerijos centrinį padalinį. Ir taip. Ir kaip sekėsi ten dirbti? Sekėsi pakankamai gerai, turbūt aš po baigimo, po 5-6 metų aš buvau paskirtas ypatingai svarbių bylų skyriaus viršininku. Tai yra grinai praktikos padalinys, grinai praktinis, kaip dabar kriminalinės žvalgybos biuras, tai galima prilyginti kažką tai panašaus. Aš buvau paskirtas, tai kur čia, jaunas vaikis, 27-8 metai buvo jau tokio padalinio vadovas buvau. Ir taip ir klostėsi. Čia, aišku, jau atskira istorija, kokie tada buvo nusikaltimai, kaip jie buvo tyriami. Atrodo, kad tuo metu rutuliojosi ir, tarp skliausteliuose, pasakykim, ir universitetų bylos, taip, Vilniaus universiteto, ir visi buvo ten byla tam tikra. Irgi teko kažkiek dirbti gal prie jų. Teko, ne? Jo. Teko dirbti ir ne tik teko dirbti ir tokioj garsioj Medvilnės byloje, čia visoje Sovietų Sąjungoje garsi Medvilnės byla, kur praktiškai visų Vidurinės Azijos respublikų, 5 respublikų, pirmieji, antrieji asmenys buvo nuteisti. Myriop, mirties bausme. Byla, kuri atspindėjo turbūt tuometį tarybinį gyvenimą. Apibendrintai galiu pasakyti, melas, prirašinėjimai, planų ten kažkokie tai užaukštinti rodikliai. Įsivaizduokit, pagal šitą Medvilnės bylą 5 vadovai, skaityk, 5 atskirų šalių vadovai
yra teisiami už tai, kad savo ataskaitose rodydavo, jog Medvilnės per metus surinko tiek, kiek ekspertai atsakė, per 5 metus neįmanoma prie geriausių derlių. Reiškia, kokio lygio buvo vagysčių mastai. O kodėl jūs būtent Medvilnės, juk tos respublikos labai toli? Mes turėjome irgi užpirkimai Medvilnės, buvo ir Alytaus kombinatas, ir kojinės mesdėm, ir drobės fabrikas Kaune buvo. Reiškia, santykiai buvo taip, juk tą Medvilnę tik nuskint reikėjo ten kažkur, tai 4 derlius, bet kažkur tai ir parduoti. O tai tuose schemose Lietuvos įmonės asmenys dalyvavo irgi? Dalyvavo, taip dalyvavo. Kažkiek dalyvavo. Taip. Jūs matėt visą tą išvirkščią Sovietų Sąjungos moralę, jos gyvenimą ir esat užsiminęs, kad buvo Brežnevo dukra, berods vardas Galina. Galina, taip. Ir turėjo tokį vyrą Čurbanovą, tai jis irgi buvo net vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Pirmasis pavaduotojas. Sovietų Sąjungos. Taip. Ir jis čia irgi pasižymėjo šiuo bei tuo, tiesa? Čurbanovas, čia anekdotų negalima pripasakoti aibę, Čurbanovas buvo SSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas, Brežnevo žentas, tai SSR valstybės vadovo žentas, vedęs Galiną, kurį jau Čurbanovas buvo turbūt 4. jai vyras. Pati Galina labai pasireikšti mėgdavo, sako, dainininkas Visockis ir Galina turėjo tik tai 2 Mercedesai Maskvoje buvo, tai pas Visockį dainininką ir pas Galiną. Čurbanovas buvo atvažiavęs į Lietuvą. Tai gražus 2 metrų turbūt ūgio vyras, plačių pečių, toksai per kolegę. Jisai, nežinau, kiek čia tiesos ar ne, bet jisai paprašė mūsų ministro dovanos. Ar negalėtum tu jam padovanoti alytnamį? Nes jam medžioklės plotuose reikia tau alytnamį pastatyti. Jam patiko Alytaus kombinate tie tokie skydiniai namukai buvo gaminami. Namai gaminami. Tai vat, kokio lygio, reiškia, nesidrovėdamas, atvažiavo pas pavaldinį kažkokį tai ministrą Lietuvos, tai padovanok. Tai, nežinau, ar buvo dovana, ar nebuvo, bet Čurbanovas buvo nuteistas ilgus metus, jis apie 10 metų atsėdėjo kalėjime. Ir jūs dar dirbdamas baigėte dar vieną mokyklą, taip? Nedirbdamas, o stacionarę. Stacionarę baigėte. Maskvoje TSRS vidaus reikalų akademija. Tai prilyginama kaip Gynybos ministerijos generalinio štabo akademija, taip Maskvoje buvo vidaus reikalų akademija. Tai aukščiausio lygio mokslininkai, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės, aukščiausio lygio, aš nesidrovėdamas galiu pasakyti, buvo surinkti į tą akademiją, atlyginimus davė gerus, suėjo visi elitas. Kur nelabai drovėjosi pakritikuoti esamą valdžią. Žodžiu, man teko į tą akademiją būti pasiųstam, nes pats savo norą išreiškęs tu ten neįstosi, reikėjo būti pasiųstam, o pasiuntimas toksai. Tu turėjai būti nemažesnis, užimti nemažesnės pareigas negu nei ministerijos skyriaus viršininkas, tai aš juo ir buvau, kaip sakiau, ypatingai svarbių bylų skyriaus viršininkas. Tu turėjai būti partijos narys, komunistų partijos narys, tu turėjai turėti nedaugiau 40 metų, ir nepriekaištinga reputacija, ten taip ir taip, pasiekimai darbe, perspektyvos ten parametrai kažkokie, tai ir aš buvau atrinktas ir išsiųstas į akademiją. Ten kažkokie tai egzaminai buvo, bet gal ne egzaminuose, ar pokalbis būdavo pokalbis, psichologinis testas, kažkodėl tai psichologinis testas buvo labai motyvacija, kodėl tu ten atvažiavai, reiškia. Įstojau aš į tą akademiją, kur stacionare 2 metus reikėjo mokytis.
Tai aš nuvažiavau į akademiją, laipsnis mano buvo milicijos kapitonas, su manim mokėsi vienoje grupėje. Kiek ten mūsų 15 berods žmonių buvo grupė, tai gal kokie 7 pulkininkai, gradacija, matot, kad kapitonas pulkininkas, ir jie besibodami jau generolo laipsnius gavo, jau žodžiu, lygmuo labai pakankamai aukštas ir specialybė mano vidaus reikalų ministerijų valdymas. Tai ne rajono lygmens, bet jau tokia jau pačiam diplome įrašyta. Ir jūs ten, kaip suprantu, sėkmingai studijavot, kadangi net ant durų ar prie durų yra išrašyta jūsų pavardė tos akademijos, taip? Irgi baigiau raudonų, taip vadinamų diplomų ir aukso medalių, man atrodo, ten jau vadinosi, kad aukso medalių ir, kaip prašyta, rusiškai navečno, lietuviškai amžiams iškalta pavardė, bet taip įsatymuose tada skambėjo. Dar prieš, kada aš čia buvau, prieš kokių 15 metų Maskvoje dar tebebuvo ta pavardė iškalta. Ten daug tų pavardžių, bet tame tarpe ir aš esu. Vienintelis lietuvis. Tai jūs, aišku, į šitą profesiją patekot atsitiktinai, bet šituo momentu jau atradot savo pašaukimą. Aš manau taip. Taip, ir jau buvot pasiryžęs dirbti ir tobulėti, siekti aukštumų. Jau atsirado ir, ne tai, kad poreikis, įdomu, kada pradedi gilintis, kada jau pradedi. Ir toj mokykloje jūs mokytės maždaug kokiais metais? 80, palaidojau Brežnevą, Andropovą, Černenką. Ten besimokydamas? Besimokydamas. Viskas aišku. Iški palaidojau. Ja. Ir tada ateina Gorbačiovas. Ateina jau Gorbačiovas, jau visai kiti laikai. Taip. Kaip toliau, žodžiu, jūsų karjera klostėsi, kokios pozicijos? Neleido man baigti akademijos, baigti. Pagal nustatytą terminą. Aš ją baigiau, žinoma, bet neleido stacionaru baigti. Aš buvau iškviestas į Lietuvą, ten kryžiaus keliai, kad iškviesti, reiškia, bet ministras pasirinko mane ir egzaminus aš baigiau ruošti savarankiškai ir egzaminus vėl išvažiavau į Maskvą, išlaikiau egzaminus. Prieš laiką buvau atšauktas iš stacionaro ir paskirtas vidaus reikalų ministerijos ekonominės policijos valdybos viršininko pavaduotojų. Tai čia jau labai aukštos pareigos jau Lietuvoje. Po to, žodžiu, atėjo vadinama ta glasnost, perestroika, tai yra viešumas ir persitvarkymas. Prasidėjo nauji įvairūs reiškiniai. Žinoma, tada, kaip suprantu, sistema dar jungė ne tik tai miliciją tuometinę, bet ir kitus ten, turbūt gaisrinę tarnybą, pasienį ir migracijos klausimus. Ir jūs pasakojot, kad įvairūs tokie reiškiniai, roko maršas, krišnaistai vaikšto ir policija turi irgi savotiškai kitaip elgtis, taip? 1987 metais mane paskiria į Kauną. Kauno vidaus reikalų valdybos viršininku. Kauno milicijos. Kauno vidaus reikalų skliausteliuose milicijos viršininku. Tai didelis kolektyvas, didžiulis kolektyvas jau skaičiuojamas, jau tūkstančiai skaičiuojamas jau ir funkcijų prasme jau visiškai kitos funkcijos, jau plačios funkcijos, jau pavaldume ir gaisrininkai, priešgaisrinė apsaugos tarnyba, ir migracijos tarnyba, ir probacijos reikalai, visa tai buvo milicija. Apskritai, visų vidaus reikalų, daugiausia, per 70% vidaus reikalų sistemos funkcijų vykdė milicija.
vidaus reikalų ministerija, tai iš esmės tai buvo ir milicijos ministerija, jeigu taip apibendrinti, tai nes ten buvo viskas sutelkta. Nu, Kaune 87 metai prasidėjo įdomus jau reiškiniai. Jau prasidėjo kažkokie tai laisvesni, demokratinės išraiškos procesai, demokratinio pasireiškimo procesai, ir kažkaip tai nesiderino su ta mūsų komunistinė moralė, kurioje mes gyvenom. Nu kaip dabar čia paima ir Kauno gatvėmis žygiuoja kažkokie tai krišnaidai. Juk sovietiniais laikais, jeigu kažkas išsiskirdavo, ypatingai savo aprangą, savo Baisus elgeną, dalykas. tai nebuvo priimtina. 70 metais Kalantos, 72 metais Kalanta susidegino Kaune muzikinėme sodelėje, tai milicija gaudydavo jaunuolius, kurie protestavo, tada buvo didžiulis protestas, gaudė milicija ir kirpdavo plikais, nu kaip dabar, ryškiai išsiskirti, stiliagos buvo tada vadinami jie. Ne, ir krišnaidų, nu tai roko maršas, tas pats roko maršas, stadione, kuris įvyko, nu kaip dabar, visi įpratę, iki tol visi buvo įpratę, kad publika sėdi labai ramiai. Artistas koncertuoja, čia jokių šūksnių, jokių čia būti negali. Viskas turi būti ramiai. Jeigu vyksta varžybos, kažkokios tai krepšinio varžybos, Žalgirio varžybos, nedaug dievė, tu ten pradėsi ant kalno mūrai joje lietuviai. Arba šaukti Lietuva, Lietuva. Tai būdavo ištraukdavom, milicija ištraukdavo tą šaukianti, berekianti ar ten kažkaip tai besireiškianti, ištraukdavo ir parų, huliganizmas, smulkus huliganizmas. Tai yra, o 87 metai jau kažkaip tai lūžis pradėjo sąmoniai, žmonių sąmoniai virsmas prasidėjo. Ir aš sakyčiau, gal toliau žengsiu dabar, gal masiškesnis virsmas prasidėjo 87 metų rugpjūčio 23 Vilniuje prie paminklo Adomui Mickevičiui smerkiant Molotovo-Ribbentropo paktą. Susirinko pirmą kartą į viešumą išėjo panašiai, gal kokių 20 disidentų. Iki tol viskas buvo, į viešumą išėjo pirmą kartą turbūt po karo. Taip. Nu ir tą visų nuostabai kažkaip tai 20 disidentų, dar keli šimtai aplinkui susirinkusių, ar palaikančių, ar nepalaikančių, ar ten persirengusių kažkokių tai pareigūnų, bet toks nedidelis būrelis. Tai sakau, pasikartosiu, tai pirmas viešas pasireiškimas. Visų nuostabai kažkodėl tai niekas neveikia šitų žmonių. Niekas ir aš sakau, prisimenu, ką darėm per futbolo rungtynes, kaip tramdomi buvo sirgaliai, o šičia kažkaip tai labai, labai lengvai. Ir visa tai 87 rugpjūtis. Manau, kad tai įvykęs kažkoks tai psichologinis lūžis visuomenėje, žmonėse. Ir lygiai po metų, 88 metais Vilniuje katedros aikštėje, Gedimino aikštėje, susirenka ne 20, o panašiai 15 tūkstančių žmonių, kurie prašo leidimo, prieš tai prašo leidimo susirinkti irgi mitingą, surengti mitingą skirtą taipogi Molotovo-Ribbentropo paktą pasmerkti. Rugsėjo 28. Per metus koks virsmas, nuo 20 iki 15 tūkstančių. Tai buvo apskritai tai šokas buvo, kas įvyko 88 metais, šokas valdžiai, šokas visiems. Valdžia susgrybo.
Jeigu 87 nieko nedarė, tai 88 pasakė valdžia, tai komunistų partijos centro komitetas, užtenka nacionalistams čia reikštis, reikia imtis kardinalių priemonių. Gal dėl to dar truputį sugrįžkime. Žinoma, 87 neišvaikė, bet tikrai po to buvo ir pasmerkimai jų, liepė kolektyvuose smerkti. Žmonės, kurie buvo doktorantai, tuo metu aspirantai vadinosi, jie išlėkė iš universitetų, iš aspirantūros, buvo šmeižimo ir atkirčio to vadinamo kabutėse kampanija spaudoje, taip kad dar 87 metais dar nebuvo taip laisvai, bet jūs dar labai įdomiai, dar sugrįžkime žingsnelį, pasakojot apie roko maršą, kai staiga per koncertus turėdavo visi sėdėti ramiai ir Kaušpėdas pakvietė, štai imkim ir pašokim. Tai ką darė policija, milicija tuo metinė? Anekdotinis vaizdelis. Nuo tribūnos, nuo stadiono tribūnų nulipa keliasdešimt jaunuolių, merginų, jaunuolių, ir Kaušpėdo paradinti pradeda šokti stadione priešais sceną. Milicijos vadovas duoda komandą sulaikyti, sugaudyti tuos jaunuolius, kas čia atseit, kas čia per tvarka, viskas turi būti ramu, o čia dabar atsirado kažkokie tai trikdo rimti. Ir taip ir gavosi, kad keliasdešimt milicininkų po visų akivaizdoje pradėjo gaudyti tuos jaunuolius. Tos kepurės krenta, tos kepurės nepatogios. Milicininkai, žinoma, vyresni, pavyt negali. Ten prasideda ritinėjimasis po tą stadioną. Žodžiu, anekdotinis vaizdelis yra, stadionas pasipiktinęs, vis tiek ten turbūt kokie 5-6 tūkstančiai žmonių buvo susirinkę. Stadionas pasipiktinęs, prasidėjo šūksniai gėda, mušt mentus. Minia įsiaudrino iki tiek, kad jau čia besibaigiant koncertui, minia įsiaudrino iki tiek, kad išeidama apvertė, žinoma, kelis vaikinukus sulaikė tenais, apvertė milicijos automobilius, padegė milicijos automobilius ir tos aistros buvo nuramintas tik tai paryčiui. Kažkur tai, ačiū Dievui, neįsiplėskė į kažkokias tai masinės riaušes. Taip. Aš pritariu jums, profesoriau, dėl 87 Molotovo-Ribentropo paminėjimo, pakto paminėjimo, pasmerkimo. Sutinku, kad viešai nebuvo smerkiama. Viešai nebuvo, kadangi kirtosi su Gorbačiovo politika. Glasnost. Nebuvo išvaikyti, bet laikraščiuose specialus mitingas buvo surinktas. Profilaktiniai pokalbiai. Taip. Kiekvienas savo atsijėmė. Taip, aš sutinku, kad tas buvo, bet... Buvo alternatyvus mitingas buvo surinktas netgi. Tai čia... Kuriame dar net prisimenu. Maniera, tai dar turbūt parašė kolektyviniai laiškai buvo rašomi, kad mes smerkiam, nežinau, apartheidą kažkur tai smerkiam, nežinodami kas tai. Jo. Taip. Tai jūs teisus ir po metų jau visai kitaip ta situacija atrodė. Priminkim, kad 88 birželio 3 buvo įkurtas sąjūdis ir buvo ne tik tai Ribbentropo-Molotovo paktas, bet ir slaptieji protokolai, kurie buvo pasirašyti rugsėjo 28 ir rugsėjo 1988 metų, rugsėjo 28 Lietuvos Laisvės lyga į katedros dabartinę aikštę sukvietė žmonės paminėti šitą įvykį, būtent pasmerkti slaptuosius protokolus. Taip. Apie paktą, vis tiek sukosi apie paktą. Ir įvyko tada toks dalykas, kad policija, aš čia pasakysiu tam tikrą versiją,
žiauriai, panaudodama tuo metu labai egzotiškus įrankius, bananus, iki tol nematytus tarybinės milicijos rankose, davė tų bananų susirinkusiems ir grubiausiai panaudodami jėgą išvaikė šitą mitingą. Bendra schema taip. Pradžioje buvo panaudoti bananai, milicininkų reiškia, nesukvietė. Prieš tai Lietuvos Laisvės lyga kreipėsi į Vilniaus miesto valdžią leidimo surengti mitingą. Leidimo niekas nedavė. Valdžia, aukščiausiai valdžia leidimo nedavė, bet vis tiek mitingas įvyko, vis tiek susirinko 15 000 žmonių, nelauktai. Milicijai buvo duota komanda išstumti iš aikštės. Pasitelkta buvo per 1000 milicijos pareigūnų ir vidaus kariuomenė. Čia labai aktualu, ir vidaus kariuomenė. Susirinko 15 000, nepakluso milicijai, nesileido, kad išstumti, prasidėjo grindinio akmenų mėtymas į milicininkus. Milicininkai savo ruoštų panaudojo guminės lazdas, bananus. Nepadėjo. Sekantis žingsnis buvo vidaus kariuomenės įvedimas. Vidaus kariuomenė, tai prieigose stovėjo šarvuočiai, kuriuose sėdėjo kareivukai. Kareivukai ginkluoti ašariniam dujom. Ekipuotė buvo taip. Kastuvėliai prie savęs buvo, bananai, tie lazdos pačios buvo. Ir jėgos buvo išrikiuotas ir turėjo būti įvestas motorizuotas kariuomenės dalinys. Ačiū Dievui, vykdęs ministro pareigas, Misiukonis komandos nedavė ir visos jėgos buvo iš aikštės išvestos. Tai yra, kariuomenė įvesta nebuvo. Bananai tai savo ruoštų. Bananai tai čia vienas kitą aptadžė, vieni akmenim gavo, kiti bananais gavo. Viskas čia nėra taip. Bet jeigu būtų kariuomenė paleista, būtų buvę liūdna. O kariuomenės mes pavyzdžių paimkime Baku, Kalnų Karabachas, paimkime Tbilisį, paimkime Užkaukazės, Vidurinės Azijos šalis, kur buvo panaudota kariuomenė, kur buvo sukapoti kastuvėliais, buvo sukapoti šimtai, sužaloti 1000 žmonių. Po šiai dienai tos gėdos šių šalių milicija neatsiplauna. Aš nedaug dievė, jeigu mes būtume tą leidę kariuomeniai, bet trūko komandėlės, komandos. Bet, kiek žinau, antrasis sekretorius komunistų partijos jau buvo liktai davęs tokį nurodymą išlaikyti. Tai pasirašyta, buvo taip, tai vadinamas nurodymas, jis taip ir vadinasi, nurodymas, jis buvo pasirašytas. Ir tik tai jis pasirašytas, jėgos skirtos, kariuomenės panaudojimas, suderintas su prokuratūra, viskas buvo. Čia nereikėjo žodinio, jis rašytinis nurodymas yra ir tik reikėjo įvesti. Tik reikėjo komandą pirmin. Ir tas pirmin būtų buvę, aš sakau, Gruzija po šiai dienai, Gruzijos milicija po šiai dienai negali atsiplauti, tai ką jinai padarė. Jeigu nedaug dieve mes, Lietuvos milicija, būtume pasiženklinę žmonių krauju, mes šitos gėdos neatsiplautume. Tai būtų patvirtinimas, kad buvote NKVDistai ir esate NKVDistai ir niekas būtų nepatikėjęs. Tai va čia yra didžiulė reikšmė. Tai žinoma, šitas įvykis, jis turi tokias kelias pusės, jau ir tie bananai tuo metu visuomeniai sukėlė įvairių vertinimų ir pasipiktinimų. Kita vertus, buvo nepatenkinta ir ta kita pusė, kur, kaip minėjot, kad nebuvo įvykdytas tas nurodymas ir iš tikrųjų tas įvykis buvo tirtas ir buvo mėginama čia vieni kitiems suversti kaltę, taip, ir rimtos komisijos tyrė šitą įvykį. Labai rimtos komisijos tyrė ir partinės komisijos, ir žinybinės komisijos buvo, ir čia ir viena, ir kita pusė vienaip ar kitaip įrodinėjo savo tiesą, bet esmei galiausiai pripažinta, kad ne vidaus reikalų sistema, o
valdžia inicijavo susidorojimą su savo žmonėmis. Čia buvo labai autoritetinga komisija tam sudaryta ir po šitų įvykių po mėnesio buvo priverstas atsistatydinti antrasis sekretorius, o dar po kelių mėnesių buvo priverstas ir pirmasis sekretorius. Tai yra ir Songaila atsistatydino, ir Mitkinas atsistatydino, buvo priversti atsistatydinti. Tuo pačiu pripažindami ir ne tai, kad pripažindami savo kaltę, valdžia pripažino savo kaltę. Noriu tik priminti, kad pirmasis sekretorius tai paprastai būdavo vietinis, o antrasis Lietuvos komunistų partijos sekretorius, tai čia minimas Mitkinas, jisai būdavo jau deleguojamas iš Maskvos, kad palaikytų čia tam tikrą tvarką ir tonusą. Taigi, jūs atrodo toliau žengėte karjeros laipteliais ir jau tapote ministro pavaduotoju. Pavaduotojo, vidaus reikalų ministro pavaduotojo, sakykime, milicijos reikalams. Taip ir vadinasi. Taip. Ir dabar štai čia atėjo laikas esminiam klausimui. Kas tai buvo Lietuvoje milicija? Jūs pats savo pasisakyme Seime konferencijoje minėjot, kad kiekviename padalinyje, nuovadoje kabėjo šūkis milicija, tai priešakinis ginkluotas partijos būrys. Tai ir iš tikrųjų nepaslaptis, kad ir nacionalinė milicijos sudėtis buvo ypatinga, šiek tiek ypatinga ir na kaipgi, tai vis tiek buvo ginkluoti pareigūnai, daugelis jų vis tiek veikia aktyviai ir partinės organizacijos. Tai kaip jie pasitiko šitą naują demokratizacijos bangą ir aiškėjančią nepriklausomos Lietuvos perspektyvą? Apjungsiu jūsų klausimą į viešpatauja nuostata, kad Lietuvos policijos pradžia yra 1990 metų gruodžio 11, kada aukščiausioji taryba priėmė policijos įstatymą. Bet klausimas, taigi gruodžio 12 neatsirado nauji iš kažkur tai nuleisti ar atvažiavę policininkai, naujai mąstantis, su naujomis uniformomis. Skirtingai nuo kitų tarnybų, kurios kūrėsi po nepriklausomybės paskelbimo, o jos kūrėsi iš naujo, pliname lauke, Lietuvos vidaus reikalų sistema rėmėsi lojalia Lietuvai milicijos patirtimi. Profesorius Landsbergis, sveikindamas policijos 20-mečio progą, taip yra parašęs, kad ta sovietinės milicijos dalis, kuri apsisprendė tarnauti tikrai savo valstybei, buvo pagrindas Lietuvos policijai atkurti. Tai vat čia aš manyčiau, kad labai svarbus momentai, jungiantis miliciją ir policiją. 80, tarkim, į 90-uosius metus mes įžengėm būdami, kaip minėjot, ginkluotų partijos būrių. Vidaus reikalų sistemoje apskritai sistemoje dirbo 31 000 žmonių. 31 000, tai didžiulė jėga. Juos pakeisti naujais kažkokiais tai pareigūnais, vargu ar buvo įmanoma. Nors buvo ir tokios mintis svarstomos, o galbūt kursime naujų žmonės surinksime, bet
įkalinimo įstaigos, 15 įkalinimo įstaigų, kuriuose kali 12 000 nuteistųjų. Teismai, kur kasdieną reikia atvežti į teismo procesą kaltinamai. Aibė funkcijų, kurių iš karto pakeisti negalėjai. Ir visa tai perėjo nuo iš milicijos. O milicijai, bebūnant, sakau, ginkluotų partijos būrių, reikėjo tą psichologiją perlaužti. Nebuvo taip lengva ir tai buvo ne vienadienis. Iki 90 kovo 11 reikėjo subręsti, kai beje ir visai tautai reikėjo subręsti. Mes nuo 88 peršokti į 90-osius vargu, ar būtume sugebėję ir galėję. Atrodo, jeigu paimti vidurkį, 69% asmeninės sudėties buvo lietuviai. Tai daug. Bet paimkime Vilniaus kraštą. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto patruliniai postiniai tarnybai tik tai 25% buvo lietuvių. Šalčininkų dar kita situacija. Kriminaliniai paieškoj, tai vadinami kriminaliniai policijoje, 70% buvo nelietuviai. Ta tautinė sudėtis, jeigu vidurkis yra gražu, jeigu paimti atskirą regioną, visiškai turbūt kitaip atrodė. Partinė sudėtis. Partinė sudėtis ministerijoje 53% komunistų buvo nelietuviai. Kodėl aš tą akcentuoju dabar? Lietuviai, nelietuviai. Labai aktualu, juk pažiūrėkit, 80 tik ką tai užgimusių Lietuvos Lenkų sąjunga, ką tik tai užgimusi Lietuvos Lenkų sąjunga skelbia Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono tarybos skelbia autonomiją. Tai yra nepriklauso. Teritorinė autonomija, jinai Lietuvai iš esmės nominaliai pavaldi. Prasidėjo agitavimas šitų rajonų vidaus reikalų skyrių pareigūnų vadovų pereiti į autonomininkų pusę. 89 gruodis įvyksta, skyla Lietuvos komunistų partija. Brazauskininkai, platformininkai. Vėl prasideda ėjimas į vidaus reikalų sistemos kolektyvus, pereikite į autonomininkų, į vienos ar kitos partijos pusę. Ką reiškia dabar, jeigu vienam kolektyve kažkokiam, tai, tarkim, Vilniaus rajone, vieni tam tarnauja, kiti tam tarnauja. Tai šičia mūsų, mes jau, sakau, pakankamai mušti ir 87 ir 88 ir dar žinodami savo praeitį, mes vidaus reikalų sistema galvojo, kaip atsikratyti nuo tos partinės priklausomybės. Nes jeigu pradėsim dalinti savo sudėtį, savo kiekvieną personaliją į tokį partinį ar kitokį partinį, blogai baigsis. Tiesiog sukiršinsim save viduje. Tai ką mes iškėlėme, 88 prasidėjo viešos diskusijos dėl atsisakymo nuo ginkluoto partijos būrio ir pas mus atsiranda naujas šūkis – įstatymas ir teisėtumas. Vykęs, nevykęs, bet jau atsisakoma nuo šitos. Aš sakau, ypatingai po to partijos skilimo, ypatingas ėjimas į vidaus reikalų sistemas, į kolektyvus, į vidaus reikalų, į milicijos kolektyvus. Ėjimas su platformininkai žadėjo butus, transportą, gerybės čia įvairias, o tada butai tai buvo kažkas tai tokio, paskira automobiliai kažkas tai tokio. Ir mūsų tas iškeltas šūkis įstatymas ir teisėtumas padėjo pagrindus, pradėjom 89 metų, jau paruošėm įstatymo projektą dėl politinių partijų, kuriame parašyta, juodai ant balto parašyta, vidaus reikalų sistemos pareigūnai negali būti jokios partijos nariai. Va taip palaipsninis, va toksai per išgyvenimus, per kraują, per savo kraują, per savo mąstymą išsigryninom, savo vertybės mes išsigryninom.
Dar aš pridėsiu prie šito viso paveikslo, kad ar ne 85% įsakymų generalinio komisaro, ministro būdavo rusų kalba ir šita sistema kitaip negu kai kurios kitos sistemos, sakykime, švietimo sistema ar sveikatos sistema, buvo finansuojama ne iš tuometinio, kad ir Sovietinės Respublikos biudžeto, bet tiesiai iš Maskvos buvo finansuojama. Tai žinoma, turėjo įvairių pasiekmių, rodė, kad šita sistema labiau kontroliuojama, labiau yra ta letena uždėta ir įvairūs svarstymai, be galo sunkiai gimęs policijos įstatymas ir įvairios kontroversijos, kurių pagrindas matyt buvo naujosios Lietuvos valdžios tam tikras nepasitikėjimas milicija, tai yra realybė ir jūs cituojate, tarp kitko, mano klasės draugas, kuris vadovavo aukščiausios tarybos apsaugai, Artūras Kučas, yra pasakęs, kad nėra nei vieno milicininko, kuriuo mes galėtume pasitikėti pilnai, arba kuris tikrai tarnauja Lietuvai. Tai vat kaip jums sekėsi dirbti šitose aplinkybėse ir kaip jūs laviravot, kaip jūs mėginot įtikinti valdžią, kad galima pasitikėti? Ar jūs turėjot argumentų, nes vis dėlto buvo akivaizdu, kad dauguma milicijos, jie mažų mažiausiai yra abejingi nepriklausomas siekiams, bet yra nemaža dalis ir tikrai priešingų. Ir čia ne šiaip savo kažkokie žmonės, kuriuos galėtum pastumti ir sklaidyti, tai yra disciplinuoti žmonės, turintys ginklus, tuo labiau turint prieš akis, kad prokuratūros buvo dvi ir labai lengvai galėjo atsirasti ir dvi milicijos. Pagrindo dar apie lietuvių kalbą. Šiaip tai lietuvių kalba, tautinė giesmė, net ir Kalėdos oficialiai leista švęsti kalba, tautiška giesmė, vėliava 88 metų gruodį pripažintos kaip turinčias valstybinį statusą. Net ir Kalėdas leista pirmą kartą nuo 40 metų švęsti, oficialiai leista 88. Ir turiu net kopiją dokumento, rašto, vidaus reikalų ministro pasirašytą raštą vyriausybei su prašymu skirti 200 spausdinimo mašinėlių su lietuvišku šriftu. Gavom mašinėlių 20. Čia kaip reikia įgyvendinti lietuvių kalbos statusą. Taip, 85% įsakymų rusų kalba vyravo, apskritai rusų kalba visur vyravo ir sakau, tas. Dėl pasitikėjimo. Buvo pagrindo ir didelio pagrindo nepasitikėti milicija. Istorinis pagrindas. Pradedant nuo 40-ųjų ir baigiant iki 70-mečio gerokai, dalyvavom jie aktyviai. Baigiam, ko gero milicija savo brutalų veiksmą paskutinį kartą 72 metais per Kalantines. Tai vat koks laikotarpis. Tai NKVD, ar čia yra saugumas ar milicija? Ne, tai yra vidaus reikalų, Народный комиссариат, внутренних дел, tai yra vidaus reikalų liaudės komisariatas. Ne ministerija vadinasi, o liaudės komisariatai. Vėliau buvo pavadinta ministerija, o saugumas tai yra МГБ, Министерство государственной безопасности, arba НГБ, Народной государственной безопасности. Reiškia, čia milicija. NKVD tai yra milicija. Stribai, rusiškai tai
Tai, liaudėje vadina stribai, rusiškai tai yra įstrebitelniai batalionai, naikinimo batalionai pokariniai. Aš iš jūsų raštų ir pasisakymų suprantu, kad jums tas vaizdas apie milicijos tą vaidmenį palaipsniui atsiskleidė ir jūs, priėmė tą į širdį, jūs nebuvote abejingas, kai sužinočiau tos faktus, nes jūs patekote į tą sistemą kaip ir nieko nežinodamas, tiesa? Ir daug kas taip, ir mano kolegos daug taip. Kolegos kursantai, Kauno milicijos mokyklos kursantai, kurie savo atsiminimus rašo ir dalinasi ir rašo, jie prisimena, kaip kursantai buvo naudojami tramdant kalantinės, taip vadinamas, tuos įvykius. Vaikaigi nieko nežinojo. Jiems buvo pasakyta, kad tas kalanta yra psichiškai nesveikas, jis susidegino, čia ne protestas, reiškia, žmonės pirmą kartą sužinojo apie tokius dalykus, tai taip, per savo asmeninę prizmę daug kas. Vieni pasikeitė anksčiau, kiti vėliau, bet tas virsmas vyko palaipsniui. Virsmas ir matydami tai, kas darosi, kad ir Gedimino aikštė per rugsėjo 88-28 dieną ir kitus įvykius, taip, mes kritiškai vertinom ir savo institucinę praeitį, beje, mes atsiprašėme už institucinę savo praeitį, nors mūsų daug gal kaip personalija, aš nesu kaltas tai, kas vyko ten 40-50, bet institucija vis tiek esi perėmėjęs šitų dalykų. Tai viena. Dabar, ar galėjo, ar tas apie pasitikėjimą kalbėjom, tai žiūrim į laiką, mes jau šnekame ilgai apie pasitikėjimą. Gimė tokia, jinai nesparnuota į frazę, bet, sakyčiau, tvirta nuostata. Pasitikėti nepasitikint. Jinai po nepriklausomybės paskelbimo grupė, didelė grupė pareigūnų, tame tarpe ir aš, sukviečiau iš rajonų vadovus, miestų rajonų, jau policijos vadovus, jau po nepriklausomybės vadino, formaliai milicininkai darbo. Vadovus sukvietėm ir mes nuėjom pas atkuriamojo Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį. Ir pokalbis įvyko labai atviras. Kokį Lietuva turi pasirinkimą? Pasirinkimas buvo pasileisti ir steigti sistemą iš naujo. Žulikai išbujotų. Betvarkė krašte. Aš jau nekalbu apie nuteistuosius, apie visą kitką. Ar turime alternatyvą? Ir buvo pripažinta, ir pirmininkas pasitikėjo mumis, ir mes jo žodžiu patikėjom. Tas ir gimė tas posakis pasitikėti, nepasitikint. Ir mes davėm savo ruožtų, davėm žodį, kad darysime viską, kad vienas iš pagrindinių valstybės stulpų tai yra rimtis ir tvarka krašte. Jeigu paleisk buvusią sistemą savieigai, išsivaikščiojimui, vargu ar valstybė galėtų atsilaikyti. Juk prisimenat transliacijas per Maskvą, Lietuvoje betvarkė, chuliganizmas buvo, jau po nepriklausomybės paskelbimo. Ten bujoja, ten tvarkos nėra, jį pati nesusitvarko. Anokia čia valstybė. Ne veltui turbūt 19 metais vienas iš tarybos kreipimusi buvo. Kurkime savisaugos instituciją, tvarka ir rimtis krašte turi būti kaip kertiniai dalykai. Tai vat tas apie pasitikėjimą. Aš pažinojau labai daug, pradėjęs karjerą, aš pažinojau labai daug žmonių iš sistemos, asmeniškai pažinojau ir ką kas masto, kas galvoja. Aš buvau garantuotas, kad dauguma mūsų sistemos žmonių palaiko nepriklausomybę, jie subrendo jau nepriklausomybei. Tai vat, o Skučo, jūsų kolegos Skučo, beje, aš jo pėstininko užrašai knygoje, aš parašiau generolo pastabos pėstininkui.
toks apsikeitimas. Jis turėjo pagrindo, pasikartosiu, jis turėjo pagrindo nepasitikėti kaip institucija. Tos emocijos, kad čia neatsirado nei vieno, ką architektui žinoti apie tą sistemą, kaip ir man apie architektūrą. Ir tai galų gale ir svarstymuose paaiškėjo, dabar atrodo keisti tokie projektai. Vienas po kito buvo rengiami milicijos įstatymo. Viena buvo idėja, kad savivaldybės priklausytų aukščiausiai tarybai savivaldybių milicija, o jau regioniniai ar padaliniai kažkokie priklausytų vidaus reikalų ministerijai. Žodžiu, kažkaip tai paimti iš tos ministerijos ir atsijoti pilus nuo grūdų. Ir labai sunkiai tas įstatymas skynėsi kelią. Tiesa? Taip. Ir pamatas visų šitų ginčų, visų šitų projektų, o policijos įstatymo projektų, man regis 6 įstatymų projektai buvo, policijos įstatymo projektai, ir laike jis buvo labai ilgai nepriimamas, svarstomas, vis svarstomas, pradėjus nuo kovo mėnesio 90 metų iki gruodžio, 9 mėnesiai, čia kaip, viskas buvo padiktuota nepasitikėjimo dvasia. Mes negalim pasitikėti vidaus reikalų sistema, praeities vidaus reikalų sistema, duoti jiem ginklus, nes tos ginklus jie gali atsukti bet kada prieš mus. Taip, tai buvo nepasitikėjimas, o svarstomos įvairiausios formos pavaldumo. Vieną policijos dalį perduoti, tegu jinai vadinasi vidaus reikalų, tegu jinai vadinasi milicija, kita dalis, kitą dalį perduoti savivaldybėms, kurią pavadinti policija, kuri būtų galiausiai pavaldi aukščiausiai tarybai ir būtų ginkluota. Reiškia, iš vidaus reikalų ministerijos milicijos ginklus paimti, perduoti savivaldybėm. Bet tai, sakau, viskas padiktuota nepasitikėjimo dvasia. Galų gale policija buvo depolitizuota, uždrausta narystė partijoje, policijos nariams įstatymas priimtas ir jūs paminėjote savo pasisakyme, kad ypatingai svarbus nepriklausomos valstybės žingsnis buvo Lietuvos policijos akademijos įkūrimas. Neturbūt, o esminių milicijos pertvarkymo į policiją žingsnių buvo policijos nacionalinės mokyklos steigimas. Ne veltui proimperinės jėgos iš karto, kai tik tai priimtas buvo vyriausybės nutarimas, bombino laiškais Maskvą, kad kuriama nacionalistų ugdymo kalvė, kad čia parsidavėliai visi kiti, kurie žodžiu, ten keiksmažodžių tik tai te trūksta šituose raštuose. Tai buvo sutikta labai priešiškai proimperinių jėgų. Mes tai supratome, kad mokykla, nacionalinė mokykla, kokia logika dabar, Minsko aukštoji milicijos mokykla ruošia kadrus Lietuvos policijai. Kažkoks alogizmas gavo. Ir aš tai čia įvairių galima. Dabar prisimenant tą laikotarpį, kaip kas čia labiau nusipelnęs, kas mažiau nusipelnęs, sunku pasakyti. Mokykla reikalinga buvo, dalyvavo ir vidaus reikalų ministerija, žinoma, pagrindinius smuikų ruošiant tą visą ideologiją, mokyklos ideologiją, visą filosofiją ruošiant. Tai buvo, kaip čia pavadinti, mokslinis, pedagoginis ar buvusios pažangus personalas. Tai buvusios mokyklos, aukštosios mokyklos, Minsko tos pačios aukštosios mokyklos pažangus personalas. Jie padarė šitą visą teorinę tą dalį. Kągi, jūs vadovaujate milicijai, bet laikai
tikrai labai sunkus. Lietuva skelbia nepriklausomybę, bet sienų jinai nekontroliuoja ir čia yra vykdomi įvairūs išpuoliai. Tai ir susijęs su pasienyje sienos apsauga, tai susiję ir su pareigūnais, kurie, pavyzdžiui, Naujojoje Vilniuje saugojo iš sovietinės armijos pabėgusius jaunuolius ir tiesiog įsiveržė ir pareigūnus sumušė. Ką jūs apie tą laikotarpį galite pasakyti? Gal, čia mane teoretikai pataisytų, bet valstybės kertiniai stulpai. Pripažinimas užsienio valstybių, sienų apsauga, tvarka ir rimtis krašte. Kertiniai, galima vardinti, užsiminėt, pradėsiu gal nuo valstybės pripažinimo. Pradėsiu nuo to, kad tvarka ir rimtis. Sutarėm pasitikėti nepasitikint, kad tvarka ir rimtį užtikrins buvusios pažangios Lietuvos milicijos pajėgos. Mes jų neišvaikysim. Dėl sienų. Vienas iš pirmųjų aukščiausios tarybos nutarimų buvo dėl valstybės sienos apsaugos. Pavesta buvo valstybės sienos apsaugą pradžioje vykdyti vidaus reikalų ministerijai, vidaus reikalų sistemai. Mes pagaminome, man berods, 10 sienos žymeklių Pravieniškių kolonijoje. Kažkur tai tenais, siena nepažymėta, nedemarkuota. Reiškia, įkasėm tenais, taip daug maž, kur čia ta siena turėtų būti. Bet sieną ir toliau saugojo sovietų kariuomenė. Vėliau vyriausybė pataisė nutarimą, ne vyriausybė, vėliau nutarimas buvo pataisytas ne dėl valstybės sienos apsaugos, bet dėl ekonominės Lietuvos sienos apsaugos. Reiškia, sieną saugoti savo jėgomis mes pradėjome panašiai 90 metų pabaigoje. Metai skaityk saugojo svetima kariuomenė ir pirmieji postai iš vakaro pastatom, iš ryto sudeginti, iš ryto pastatom, vakare sudeginti, reiškia. Nuolat, kiekvieną Dievo dieną muitinės postai, pasienio postai buvo deginami. Tai čia apie sieną ir sakau tik tai net iki 91 metų rugpjūčio, jeigu prisimenat, Liepos 31 medininkų tragedija, medininkų žudynės. Net iki to, net siena buvo, pasienyje šeimininkavo iš esmės tai sovietai. Tai čia dėl sienos apsaugos. Šiaip tai paskelbus nepriklausomybę, sakyti, kad sovietai čia labai jau laisvai leido pasireikšti, ne. Kovo 25 dieną užimami politinės švietimo rūmai. Dabar taip vadinasi politinės švietimo rūmai, dabar švietimo akademija. Didžiulis pastatas. Užima vyriausybės rūmai, dabartiniai vyriausybės rūmai, buvę centro komiteto rūmai. Užimamas archyvas, užimami garažai, transportas, spaustuvės, visa kitka. Reiškia, sovietai nesismulkindami, nesisatskino, čia jau taip. Buvo paskelbtas vienas iš įsakų, kad Lietuvos jaunuoliai netarnautų sovietų kariuomeniai. Įsaką paskelbėm, bet ką tiem vaikam daryti? Kur jiem dėtis? Ir vaikai tiesiog bėgo iš kariuomenės, vieni su ginklais, kiti kažkur tai slapstėsi pas pažįstamus, pas giminės, ten dar kažkur tai. Viena iš išeičių buvo paslėpta jaunuolių ten, apie 50 jaunuolių buvo paslėpta
Naujosios Vilnios psichiatriniai ligoniniai. Buvo kita grupelė jaunuolių paslėpta Žiegždrių psichiatriniai ligoniniai. Atvažiavo kariškiai kovo mėnesį, ginkluoti automatais, išvaikė ten buvusius milicininkus, atvažiavo 50 kariškių, ten jaunuoliai kažkur, nepasipriešinsi, jau išsivarė policininkų sumušė, jaunolius vieni pabėgo, kažkur tai kam pavyko, kitus išsivežė. Tas pats, sakau, Žiegždrių psichiatriniai ligoniai. Tai nesismulkinta buvo. Ir sakau, tarptautinė padėtis, mums kažkiek tai tarptautinė padėtis, o Tarybų sąjunga vedė, kiek prisimena, derybas su Amerika. Dėl prekybos sutarties buvo susitikimai Gorbačiovo su Bušu, vienas ir kitas susitikimas. Vat tas laikotarpis, kažkur tai nuo gegužės iki rudens 90 metų buvo toks atokvėpio laikotarpis, kada sovietai pritylo šiek tiek. Nes Gorbačiovas buvo prispaustas Bušo. Kokiu atveju tu naudosi jėgą prieš lietuvius? Gorbačiovo atsakymas, beveik cituoju, naudosiu tada, kaip kils reali grėsmė kitiems. Reiškia, kai kils grėsmė. Ir tas laikotarpis buvo kažkaip, tai kol jis nepasirašė sutarčių, sovietai aktyviai nesireiškė. Buvo vienur, kitur, trečiur tenais, bet taip, kad aktyviai pultų ir užiminėtų pastatus ir vėl vienas. Tai čia antras dalykas, dėl to, dėl šito. O tarptautinį pripažinimą jūs žinot, jokio praktiškai. Po metų Islandija pripažino, po 1,5 metų, po rugpjūčio pučo, tik tai kitos valstybės pradėjo mūsų pripažinti. Taip, kad... Ir kągi, vis dėlto buvo ateita ir sulaukta to rugpjūčio pučo, buvo galima labiau atsikvėpti ir tada jau teko kurti policiją, struktūras. Vienas iš svarbesnių uždavinių buvo didinti visuomenės pasitikėjimą policija. Tai kokį jūsų buvo, jūs dirbote iki 94 metų lapkričio mėnesio. Buvote generalinis komisaras, tai kokius darbus vykdėte po 92 metų rugpjūčio? Jau darbai po 91 metų rugpjūčio. Prie 91 metų rugpjūčio. Jau didieji darbai turbūt buvo padaryti. Policijos įstatymas priimtas. Nuo 91 metų sausio 1 dienos jau veikė policijos komisariatai. Pavadinimas. Jau buvo pavadinti ne milicijos, vidaus reikalų skyriai, ne milicijos skyriai, jau policijos komisariatai. Žinoma, dar policininkų nebuvo šituose komisariatuose, dar dirbo milicininkai, formaliai čia paėmus, nors dvasia jau buvo policininkai. Jau. Reikėjo, kad kiekvienas miestas, rajonas, milicijos duotų priesaiką. Prisiekti reikėjo. Žodžiu, procesas vyko ir ministro įsakymu paskelbta, kad 91 metų rugsėjo 1 dieną milicijos reorganizacija į policiją baigta. Kiek pamenat, jau ir studentai pirmieji akademijoje buvo, jau ir visuose rajonuose, miestuose policija buvo, policijos komisariatai veikia, policija buvo, jau uniforma buvo pasiūta, ne visiems, bet pradžioje diplomatinė atstovybė Maskvoje dirbusiems, po to aras, po to viešojoje policijoje dirbantis, kurie gatvėse patruliuoja, uniforma pasiūlyta, pradėti keisti valstybiniai numeriai automobiliams, automobilių valstybiniai numeriai. Reiškia, tokie vidiniai atributai, kurie iš esmės tai nulėmė. Vat jau ir, sakau, 91 metų rugsėjo 1 dienai paskelbta, kad reorganizacija baigta. Ir ačiū Dievui,
Ačiū Dievui, kariuomenės toliau sekė išvedimas. O kada, tiesa, dar mes gal mažiau palėtėm, kaip per sausio 13, kai policija veikė, kokie kilo ten uždaviniai, gal dar palieskime. Į politiką vėl. Sausio 13 tai jau buvo galutinis sausio įvykių etapas. Prasidėjo jisai žymiai anksčiau. Kaip sakiau, į klausimą Gorbačiovui, kada panaudosi jėgą prieš lietuvius, atsakė, kada kils grėsmė kitiems. Ta grėsmė buvo norima sukurti. Įvairiais būdais. Kariškiai provokavo. Įvykių suvestinė dabar pasižiūrėk, tai turbūt nuo spalio, lapkričio mėnesio visur tai patruliai sustabdyti, tai policijos patruliai sustabdyti, tai iš jų atimta radijo stotys, tai ginklai, tai vadovybės apsaugos departamento transportas apšaudytas, tai policininkai kažkur tai sulupti, sumušti. Reiškia, kiekvieną dieną vis ieškoma kažkokio tai preteksto, kad ir nedidelį, supurti chaosėlį, bent jau nedidelį. Šitą mes žinojom. Šitą žinojom ir vidaus reikalų sistema, milicija stengiasi bet kokį įvykį labai atsakingai tirti, bet kokį susijusį su kariškiais įvykį. Nedaug dievė ten kažkur tai, degtinės ten, aš atsimenu, ten nepardavė uniformuotam sovietų kariškiai parduotuvėje degtinės. Tai tas, pagal prekybos taisyklės negalima uniformuotėm buvo pardavinėti. Tai tas pakėlė triukšmą, čia jūs, čia taip ir taip, jis buvo sulaikytas, pristatytas. Ir šitas butelio degtinės nepardavimas įsiliejo į aukščiausio rango kažkokias tai, nežinau, derybas kažkokias, tai ten kažkokios tai apygardos, Pabaltijo apygardos vado pavaduotojas šitą įvykį pradėjo vertinti kaip čia prieš tarybinę armiją, jūs čia kažką tai turite, visokiausių tokių dalykų. Lapkritis, gruodis. SSR gynybos ministras ir vidaus reikalų ministras pasirašo įsakymą dėl bendro patruliavimo. Kariškiai, sovietiniai kariškiai išstato savo patrulius. Komendanto valandas įveda. Štato patrulius pradeda kontroliuoti, kur čia kviečia mus, atseit kviečia padeda tvarką palaikyti, kviečia mus, vidaus reikalų sistemą, jūs irgi patruliuoti, man yra įsakymas. Koks čia tavo įsakymas? Ir provokacijos nepavyksta, mes tiesiog taip laviruodami vis kažkur tai išlaviruojam. Ir gavosi, kad patys savo rankomis truputėlį sugadinom reikalą. 91 metų sausio 4 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybė pakelia maisto kainas. Vyriausybės nutarimas priimtas, tačiau viešai niekur neskelbiamas. Lietuvos Laisvės lyga, tas pats Antanas Terleckas amžinatilsį, kuris prisimenat ir 87, ir 88 ten figūruoja, Lietuvos Laisvės lyga skelbia rengianti mitingą prie aukščiausiosios tarybos, protestuojant prieš maisto kainų pakelimą. 7 dieną. Viešai kreipėsi į savivaldybę, prašau leidimo leisti. Leidžia rengti mitingą. Ateina Terleckas su savo grupe protestuotojų. Žinoma, paskelbta kažkur tai, kad bus mitingas, žmonės irgi kiti nepatenkinti. Kas čia dabar tyliai pakeltos kainos. Terleckas susirenka, ir prie Terlecko mes čia nekalbėjome apie 5 koloną dar. Ir prie Terlecko prisijungia platformininkai, kurie
nu, dar ne tiek jėgų turi, dar jiems čia Dievo dovana, kainų pakelimas buvo Dievo dovana, numesta iš kažkur, tai jiems čia jau, nu, reiškia, kad vat kur, nereikia nieko provokuoti, žmonės patys atėjo. Ir iš vaizdo matote, kad susirinkę protestuotojai, nu, kilo susistumdymas, kilo vieni pabandė, jedinstveninkai pabandė prasiveržti, jie prasiveržė, ten keli prasiveržė ir su šlangu buvo sušlapinti ir ko jūs čia atėjot, nu, ko mes čia atėjom, nu, buvo nepasiruošta, tačiau stichinis mitingas, pakankamai stichinis mitingas ir prisijungimas. 8 dieną, kitą dieną, mūsų premjerė Kazimiera Prunskienė susitinka Maskvoje su SSR prezidentu Gorbačiovu. Kitą dieną, 8 dieną. Ką kalbėjo, nežinau, bet profesorius Landsbergis taip vėliau parašė, kad bijau įtikslę labai citatą, bet esmė tame, kad Lietuvos premjerės ir kariškių veiksmai, vėlesni kariškių veiksmai buvo sinchronizuoti. Taigi 8 dieną premjerė lankosi pas Gorbačiovą. 8 dienos popietę į Jonavą atskrenda keli desanto lėktuvai. Iš Minsko į Vilnių atvažiuoja kolona kariškių, didžiulė kolona kariškių. Reiškia, lėktuvai pradėjo skraidyti. 9 dieną jedinstveninkai, nu tai vadinu jedinstveninkai, užima geležinkelio dispečerinę, oro uosto dispečerinę, civilinis transportas, nei traukiniai, nei lėktuvai neskraido, tik kariški. Skelbiama, jedinstveninkai skelbia, kad 11 dieną, sausio 11 dieną vyks mitingas prieš Landsbergį, prie aukščiausios tarybos. Nu, reiškia, mobilizuojamos proimperinių jėgų pajėgos. Vienos, mes savo ruoštų mitingą už Landsbergį, mes, lietuviai, mitingą už Landsbergį, pagal operacijos sumanimo, karinė operacijos, skaityk, pagal karinės operacijos sumanimo planą buvo tikslas išprovokuoti masinės riaušes. Lietuviai mušasi su scenarijus elementariai paprastas, visur taikomas, bet ir čia. Masinės riaušės. Panašiai susirinko iš vienos pusės, 100 tūkstančių. Ir iš kitos pusės, jau 100 tūkstančių skaičiuojamų žmonių. Vieni apsiginklavę kišenės ir ten visokių prisinešę ir kiti. Mūsų tikslas buvo atskirti, neleisti įvykti. Čia prie fizikos instituto, prie chemijos fizikos instituto apačioje palei nerį stovėjo jau išrikiuoti kariškiai automobiliai, būdos tokios brezentų dengtos būdos, kur užrašyta ant liūdį. Žmonės, reiškia, kur buvo kariškiai ir kurie tik ir laukė signalo, kad įvyko riaušės ir, reiškia, įvesti tvarką. Net ir tekstas buvo paruoštas, jis sausio 13 baudžiamoje byloje yra, tekstas tas yra, kuriame parašyta, kad Vilniuje, sausio 11 dieną Vilniuje įvyko masinės riaušės, muštynės tarp nacionalistų ir tarp, žodžiu, aš tiksliai nepacituosiu, bet įvyko ir tik įsikišus tarybiniai kariuomeniai, tvarka buvo įvesta. Tai vat mūsų buvo užduotis. Sausio 11 mes išvengėm, bet mašina tai jau buvo karinė užsukta. 11 gerai, nesusimušė, tai gerai, bet jau 12 dieną jau sinchronizuotai buvo. Televizijos bokštas ėjimas, į televizijos bokštą užėmimas, vyriausybės užėmimas, Seime peticijas nešė, reiškia, platformininkai nešė visur peticijas ir buvo norima, kad darbininkai kreipėsi į vietinę valdžią, įteikė peticijas tam darbininkų kolektyvų vardu, įmonių vardu,
bet valdžia nereagavo į šitą ir darbininkai užėmė paprasčiausiai valdžią ir užėmė šitos pastatus. Buvo toks scenarius. Nepavyko apsaugoti ir pastatus, ir apskritai. Iš tikrųjų, tada išvengėme, apgynėme nepriklausomybę, išvengėme blogiausio likimo. Teko jums, kaip rašo žinynai ir policijos knygos skirtos atminčiai, pradėta buvo Lietuvos policijos bendradarbiavimas su kitomis Europos, Amerikos ir Azijos šalių policijos struktūromis, buvo suformuotas policijos departamento darbuotojų branduolys, įgyvendino jisai policijos atkūrimą šalies teritorijoje, padaliniuose. Žinoma, tokie laikai buvo įdomus. Beje, o kada buvo atskirtos struktūros? Gaisrininkai, pasieniečiai, tenai, kalėjimų apsauga ir panašiai? Viršūnėje jos nėra atskirtos dabar. Vidaus reikalų ministerijos struktūroje yra ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų departamentas, migracijos. Atskirta yra rajoninėje grandyje, miestų rajonų grandyje yra atskirta. Aš bijau pasakyti, bet čia žymiai vėliau. Žymiai vėliau. Čia jau vėlesni dalykai. Ir tada... Dabar policijos komisariatai, teritoriniai policijos komisariatai, išgryninta ta funkcija ir sutelkta į policijos komisariatų. Ir tada ateina 94 metų lapkričio mėnesis ir jūs savo noro pasitraukite iš darbo. Pareiškimą parašiau ne lapkričio, pareiškimą parašiau turbūt rugsėjo 5. Tai kasgi čia atsitiko, juk viešoje erdvėje niekaip neskambėjo, kad kažką tai blogo būtų. Žmogui, kurio amžius 41 metai, 42 metai, atrodo, nesugriuvęs darbų. O jūs buvot kadencijai paskirtas? Ne, nebuvo, tada kadencijų nebuvo, visiškai nebuvo kadencijų. Tai jūs galėjote dirbti ir dirbti? Atostogauju, atvažiuoja budėtojas, atostogauju, kažkokios tai statybos tenais, skėdinimai šau, atvažiuoja budėtojas ministerijos, sako, skubiai, grįžk pas ministrą, kviečia ministras. Tai ką, kiek ten sugebėjau, persirengiau, grįžau pas ministrą, ministras kažko tai sunerimęs šiek tiek, mano ministras Romasis Vaitekūnas, sako, rytoj pas premjerą reikia. Gerai. A ko tu klausi? Nežinau. Rytoj pas premjerą, švariau apsirengiau ir pas premjerą jau aš iš pat ryto. Premjeras Šleževičius pokalbį pradėjo apie kažkokius tai ekonominius valstybės reikalus, apie muitinius reikalus, kad čia kontrabanda klesti, kažkoks tai toks neįkertų kame, bet jaučiu, kad su manim susieta. Kad ekonominė policija blogai dirba. Žodžiu, nepatenkintas esu tavo buvimu ir o tai kas čia? Kas čia? Jis taip į detalės nesileidžia, pokalbis trunka kažkur tai 5 minutės. Tik tai? Tik tai, ne. Nepatenkintas. Ne ta figūra, kad kalbėtis. Tai sumuštas irgi ne pirmą kartą. Tai sako, man gal pareiškimą rašyti? Rašyk. Ne, dar. O tu parašysi? Taip, sako, parašysiu. Bet čia gal ambicijos, truputėlį pasikarščiavau. Sako, man pasiūlysit, gal karnos, gal galiu į akademiją ateiti, gal ten vis tiek aš paskaitą skaičiau akademijai, tuo metu dar dirbdamas komisaru, gal akademijai galėčiau ten kažkokią etatą. Ne, jokių čia ne. Ir ką, aš išėjau priimamą ir parašiau pareiškimą. Ir... Tikrai? Taip iš karto? Taip iš karto.
taip iš karto. Tai labai retas atvejis. Bet jūs nesuprasdamas, kas vyksta. Aš nujaučiau, kas vyksta. Visa tai, bet čia nuojauta yra. O nuojauta mano rėmėsi labai paprastų dalykų. Mano itin pašlyjusi santykiai su premjeru pastaruoju metu. Nu, viešai niekur nerodomų. O prasidėjo turbūt kokiais gal 93 metais Vilniaus miesto ekonominė policija, jei net ne anksčiau, ne, 93. Jei Vilniaus ekonominė policija pradėjo patikrinimą dėl valstybinio kredito suteikimo Litimpex bankui. 20 milijonų iš Lietuvos banko kreditas, suteiktas komerciniam bankui, nonsensas kažkoks tai. Ir Vilniaus miestas pradėjo Vilniaus miesto skyrius pradėjo patikrinimą. Išėmė dokumentus iš Lietuvos banko, man buvo tiesiai šviesiai pasakyta, premjeras tiesiai šviesiai pasakė, sako, baikit tos patikrinimus ir pamirškim tą. Nu, aš pats dirbęs toje tarnybą, aš žinau, tik tai pabandyk baigti, tai čia žurnalistai tuoj sukels tokį triukšmą, kad nes tema buvo labai aktuali. Ir man ne kartą buvo įsakoma, tiesiogiai iš premjero, ir per kitas ausis ir lūpas perduota, baig, ji negaliu duoti, generalinis komisaras negali, nutraukit baudžiamąją bylą, galiausiai ne tie laikai. Ir byla eina į teismą, nukeliauja į teismą, galiausiai byla nukeliauja į teismą, pirmos instancijos teismas, man regis, nuteisia, o aukščiausiais teismas, kasacinis teismas išteisina. Ir tas buvo, per mano atostogos, tai skaityk, kaip tik tai teismas priėmė sprendimą, taip man buvo pasiūlyta po kelių savaičių palikti tarnybą. Tai va, ir visa ta istorija. Kaip kartais telefoniniai teisė reikia paklusti vardan išlikimo. O gal ir nepaklausti. Bet man keista, o tai jeigu jūs dėstėte, tai ko čia premjeras dėtas? Galėjo tai ir dėstyti? Galėjau eiti ir dėstyti. Aš turėjau turbūt, nežinau, ketvirtį gal etato turėjau, nežinau aš kiek. Turbūt tik tai. Policijos akademija. Policijos akademija, taip, aš ir paskaitą skaičiau. Tai, bet jūs 41 metų išėjot į pensiją, jums nebuvo pasiūlyta jokia garbinga pozicija? Jokia. Dar blogiau, man blogiau, kad man iki pensijos, iki naujos pensijos, ar kitaip tariant, nuo sausio 1 dienos keitėsi pensijos dydis. Pensija nuo sausio 1 turėjo būti žymiai aukštesnė. Aš lapkričio 27 formaliai esu atleistas, gruodžio ir 3 dienas lapkričio, 35 dienų manęs nepalaikė iki naujos pensijos. Mane išlydėjo su sena pensija. Taip, ir ten jau buvo ne keliais litais, o jau kartais. Kartais, ten buvo kartais. Kartais. Vairuotojo pensija žymiai didesnė negu generalinio komisaro. Taip. Žmona patenkinta šituo sprendimu. Taip, ir čia jau mes turėjom kelis irgi tokius pašnekovus, kurie irgi žmonos labai patenkintos, kad jie, sakykime taip, su vilko bilietu buvo išsiųsti iš valstybės tarnybos. Tai kur jūsų yra receptas šioje vietoje? Kur jūs atradot save? Kada žmogui blogai, jisai randa išeitį. Arba, kaip sako, jeigu Dievas uždeda kryžių, tai duoda jėgų tau ir nešti jį. Tai šiuo atveju, aš atradau? Aš nieko neatradau, nieko nemokėjau. Aš įsteigiau saugos tarnybą. Komisarų biurą kartu su kolega Sadecku, kurio likimas irgi panašus.
likimas valstybinėje tarnyboje. Įsteigėme saugos tarnybą, pirmąją saugos tarnybą Lietuvoje. Nu ir dabar yra, kuri yra viena iš didesnių tarnybų. Ir pradžioj turbūt pats ir kūrėte, prisidėjote prie jos įkūrimo, verslo plano, taip vadinamo. Nuo nulio. Tai buvo pirmoji, kada dirbau generaliniu komisaru, kolegos bandė įsteigti saugos tarnybą. Atėjo pas mane, sako, tu pasirašyk, čia reikia licenciją, kad mes čia steigsime saugos tarnybą, kategoriškai prieš buvo ir surašėm tokius punktus, kad neįmanoma įsteigti saugos tarnybą. Nu ir likimas taip, kad pačiam teko laužyti tai, ką uždraudžiau, ir... Kuo šiaip domitės, kaip gyvenate? Matau, kad jūs vis tiek liekat labai aktyvus policijos tradicijos puoselėtojas, dalyvaujat susitikimuose, konferencijose, rašote knygas apie policijos istoriją. Jums tai labai svarbu turbūt. Aš nežinau, aš įsivėliau į šitą policijos istoriją, pradedant net iki... Kur čia pradedant? Nuo Rusijos imperijos laikų ir Lietuvos policija, Lietuvos milicijos kūrimasis jau čia nuo 18-19 metai jau savaime, aišku, bet ir nuo to laikų, ir nuo pirmosios Žvėryno nuovados, ir žodžiu, man tai įdomu, ir aš įsivėliau, ir įsitraukiau, ir literatūros turiu prisikaupęs, ir istorinės literatūros, ir ten yra gera. Kaip jūs vertinat dabar, kur Lietuvos policija yra? Ar yra teigiamoje kryptyje, teigiamame kelyje? Vertinu labai gerai, aš manau, jinai aukščiausiame lygyje yra. Ypatingai kriminalinė policija, ypatingai kriminalinė žvalgyba. Vis tik tai ta kvintesencija sovietinės patirties, tuoj pasakysiu, kodėl tai labai svarbu, kvintesencija sovietinės patirties ir naujovių, Europos pasaulio pasiekimų, sujungimas į vieną darinį, į vieną centrą duoda labai pozityvų rezultatą. O kodėl ta sovietinė patirtis aktuali? Taip, įdomu. O čia turbūt ne per seniausi laikai. Viena labai garsi byla ir įtariamieji lietuviai buvo pasislėpę Didžiojoje Britanijoje. Ten tais Interpolo kanalais buvo susirašinėjimas su Britais, ten padaryti tą ir tą, taip ir taip. Lietuviai, nusikaltėliai į Britų raginimus nereagavo. Čia tokia atskleisiu vidinę virtuvę. Susirinko grupė Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų, nedidelė grupė, bet jau patyrusių darbuotojų, ir nuvažiavo. Pokalbis trumpas, aiškus, su lietuviais įvyko, lietuviai viską prisipažino, Britai galiausiai pasakė, mes tokiais metodais dar neįsivaizdavom, kad įmanoma dirbti. Suvokimas mentaliteto žuliko, rusiško žuliko, tarybinio žuliko, ir europinio žuliko yra truputėlį, jų mentalitetai yra skirtingi. Tai kriminalinę policiją vertinu labai gerai. Apskritai, policija nepelnytai kartais yra įveliama į politinius žaidimus. Nepelnytai, nereikia jos liesti. Tas mūsų noras 88 depolitizuotis, nebūti kažkokios tai partijos nariais, nes šiaip savo jis nuo 40 metų o dabar, kada jūs įvelia, tos žmonės įvelia, profesionalus įvelia į savo politinę mėsmalę, nėra gerai, tai va čia yra trūkumas. Policija turi keistis, tiesa, dabar ir dirbtinis intelektas, nusikaltimai elektroninėje erdvėje, turbūt čia niekada jinai negali stagnuoti, visada turi žvelgti į naujoves, nusikaltimų struktūra keičiasi.
Ir iššūkiai čia ir mes universitete tai matome. Ir matyti jūs kaip stebėtojas ir aktyvus dalyvis irgi tai matote. Žinoma. Tai kągi, ačiū už pokalbį ir iki susitikimų.